pilnas džiaugsmo išėjau ir toks žygiuosiu dabar per Vilnių išsišiepęs iki namų. Pavyzdžiui, kai pirmą kartą atsiduri miške ir čia auga grybai, kažkaip man taip gražu, man taip faina tame miške, aš ten sėdžiu, žvalgausi, žiūriu žemyn, žiūriu atgal ir panašiai. Ir kai atsirandi tame mieste, tokiame, kur įeini ir judi link tos arkos ir ten judi ir žemyn, tai toks, wow. Nors aš labai bijau aukščio, bet ten kažkaip labai taip saugiai jaučiausi ir taip patiko tas nusileidimas žemyn. Vienoje vietoje taip sėdi ir plaukia pro tave gėlės, tai aš, man atrodo, net gal tiesiau ranką, nes toks instinktas tiesiog nori paliest kažkaip tai. Ir be abejo, kai tupi katinas tokiam blizgančiom akim irgi noris paglostyti tą katiną, nors jisai piktas atrodo, bet katinai geri iš principo. Antrą kartą jau žiūriu, tai šiek tiek įdėmiau galiu žiūrėti. Nes pirmą žiūrėjau 3 kartus, antrą žiūrėjau 2 kartą. Manau, kokias irgi 3-4 pažiūrėsiu kartus, nes čia vieną kartą žiūrėdamas gali vis sukinėtis ir vis kažką naujo pastebėti. Tai šiandieną, pavyzdžiui, daugiau dėmesio kreipiu, kad gal žiūrėjau, ne vien tik tai, kas ten rodo priekį. Tai toks labai, labai gražus, labai ramus, toks lėtas, tylus toks pabuvimas, kažkoks pagalvojimas, grožėjimasis ir supranti, kaip menas gali paveikti žmogų. Labai skirtingo amžiaus žmonės gali šitą patirti vienodai ten ir nuo vaiko kokio, žinoma, gal šiek tiek vyresnių, kokių 80 metų, bet iki tėvų kartos, senelių kartos, čia toks gali būti visos šeimos kažkoks susiejimas. Nes ir čia buvo seanse turbūt nuo 20 iki kokių 65, tokia plati amplitudė. Mes tik vieną tokį turim turbūt genijų kūrybinį per visą istoriją, tai manau, kad visiems jis yra aktualus. Man čia atrodo, ideali pietų pertrauka, čia gali būti draugų išėjimui tokiam ramesniam, čia šeimai, kolegoms sueit, pažiūrėti ir tada eit kažkur papietauti kartu ir aptart, ką matei tiem ilgesniems pietums, tai aš net nežinau, kam galėtų būti neįdomu, jau turėtum būti, nežinau, labai nieko nesidomintis, kad nepatrauktų šis kūrinys.